Sveiki, surūdijusių varžtų entuziastai. Šiandien kviečiu tapti liudininkais, kaip užpildžiau Renuko aušinimo sistemą, tvarkiau prietaisų skydelį ir nuėmiau baką. Na, ne pats elegantiškiausias sprendimas, bet tebūnie. Nenorėjau čia dėti metalo, kai buvo anksčiau, kuris tiesiog kontaktuotų su kėbulu. Tai senasis tvirtinimo elementas. Pažiūrėsiu, laikinai taip, gal ir nelaikinai. Štai nepavyko man padaryti tokios išlenktos vietos, kaip buvo. Bet čia jisai visai neblogai įsitaiso, plus nežinau, kur buvo logika tokiam ilgam vamzdeliui. Tai aš apkeisiu galbūt antifrizo ir apiplovimo bakelių vietas. Žinoma, skysčio kiekio pasverti bus biški fantazijos reikalas. Man biškai atsibodo šitą neveikiantį Renault Elektra ir visa ši baisi laidų pynė. Na, ji nėra labai baisi. Čia kažkoks aftermarketas padarytas į prikurkę, bet čia yra tiesiog saugiklinė su nemažai dar aliumininių saugiklių. Visus juos reikia iš eilės pakeisti, kartu reikia viską atjungti ir pravalyti tuos kontaktus. Na, visgi nėra čia tiek daug oksidacijos, kiek galvojau. Įdomu, kad spalvos ne visai atitinka naujus saugiklius. Laidus bandžiau atjungti, bet jie labai ten tvirtai laikosi ir manau padarys daugiau žalos į naudos, nes juos atjungus kontaktai blizga, tik tai tie, kurie buvo nenaudojami, neblizga. Ir vieną radau kepusį. Pažiūrėsim, ar kažkas nuo to atsigavo. Toliau noriu pajungti tepalo slėgio daviklį ir temperatūros daviklį, kad bent jau su kažkokiamis žiniomis tą variklį kūrenčiu. Taip, pajungiau laidyną. Žiūrim, kokių lempučių dega. Aha, kažkas nepajungia. Dabar jau procese išiminėti skydelį. Gerai, kad bent jau viena nesunkiai išsiėmė. Taip, na tai tos, kurios dabar šviečia, tos neveikia. Tai prieš rūko net ir nebuvo, tai viskas normalu. Artimųjų žibintų, sklendės, akumuliatoriaus nusibaigė ką tik. Ir kas baisiausia, tai tepalo slėgio. Na, pažiūrėsiu, reikia visą sudėti ir pamėginti dar. Na tai štai problema, galvojau galbūt skydelio matrikso ir kažkur, bet pagrinde tai... Na, žinoma, kad pusė lempučių neveikia, bet tokios užsilenkusios jungtis, jas kai kurias pajudinus nulūžta, tada tenka perdaryti iš likučių. Visai veikia tas metodas. Na, tai pažiūrėkime, kiek lempučių man pavyko padaryti, kad veiktų. Aušinimas, tepalas ir akumuliatorius. Jeigu užtrauksiu rankinį, įjungsiu pariebinimą, avarinį, galinio lango šildymą. Na ir kitom lemputėm man iš tikrųjų pritrūko lempučių, nes beveik visos yra perdegusios ir nenuvažiavau papildyti savo atsargų, tad sukonstravau tik tai iš tiek, kiek turėjau, bet patikrinau. Svarbiausia, kad viskas kaip ir veikia. Čia ko nematyti, tai artimųjų ilgosios ir posūkių lemputė, kuri beje veikia kaip ir patikrinimas, ar iš visas avarinės veikia, nes, žinoma, jis neturėtų tiesiog degti, dėl to, kad viskas atjungta, bet kai pajungi, mirks, nes tada realiai įsijungia. Na tai viso labo kokios 4 valandas ir visa ši grilienda šviečia. Čia aišku užtruko ir visas laidyno pražiūrėjimas, įskaitant ir prie daviklių, ir prie lempų, ir viską normaliai susižyminti ir įstikinant, kad veikia.
vienas daugiau džiaugsmo duodančių remontų, nes kažkas šitoje mašinoje šviečia, rodo tikrai gyvybė truputį grįžta. Dabar bus galima gal jau ir užvedus palaikyti drąsiau, bet pirmą reikia stabdžius sutvarkyti, o kas sutvarkyti stabdžius, reikia sutvarkyti galinę pakabą. Nu jo, senokai čia buvau, bet pagaliau radau laiko prieiti prie Renuko galo. Reikia pažiūrėti, ką čia reikės daryti. Iš pirmo žvilgsnio nieko naujo, aprūdijusios dalys, pačios pakabos elementų atrodo tarsi netrūksta, su taipogi torsijonu. Identiškai atrodančios pusės, bet čia gale yra daugiau darbų, tokių kaip stabdžių vamzdeliai, kurie panašu, kad gal iš viso dar nuo gyvenimo pradžios šitos mašinos. Ir tuo pačiu tenai kažkur viršui eina kuro linija, kurią reikia pakeisti ir prijungti prie bako viršaus. Kažkada jau mėginau bako kamštį atsukti, jisai pavojingai nenori to daryti, ir aš bijau, kad po to turėsiu neužsukamą skylę. Tai, čia labai daug pavojingų varžtų. Pažiūrėsiu, kaip seksis tas bako nuėmimas, kiek aš norėsiu ir bandysiu čia toliau krūtinti. Ir gal reikės profilaktiškai nuimti galinį ratą, bent jau kad pramankštinti šitas senas jungtis, arba prisivirsiu bereikalingo darbo. Šitas duslintuvo vamzdis taip pat jau gerokai per ilgai kabo su savo lengvai pavargusiam montavimo gumom. Tai va, sėkmės man ir gero žiūrėjimo. Purkštų vadekiam ant tokių surūdijusių vietų, tai kaip dėt pleistrą ant atviro lūžio, bet gal geriau negu nieko. Na va, šiaip be didesnės dramos ratas nusiėmė, nors tikrai kurį laiką nebuvo naudotas. Čia toji spina, viršui su varžtu atsilaisvina ir ratas iškrenta. Visai čia gerai išsaugojo tą dugną, be paviršutinių rūdžių, nieko labai blogo nesimato. Čia laidas, o čia kuras. Pažiūrėkim, kokie jėga atsisukinės tie bako varžtai. Jeigu atsisukinė. Dar buvo lygiai ne taip ir blogai.
Tai kol kas progresas toks, kad išėmiau stabdžių vamzdelį. Vienas kuro bako varžtas, kuris eina iki salono, nulūžo. Šiek tiek paskubėjau aš pilnai atsukti tą baką, bet jis jau juda. Reikės atsukti šį galinio rato laikiklį dar, kad pasitrauktų ir tada bakas galėtų taip išvažiuoti. Aišku, sėkmės su šitais varžtais. Na, bet čia bent jau galima pakaitinti. Būna kartais sekasi, kaitinau, žiūriu, o čia visi varžtai, va iš to dar net nesukau, atsisuka, va taip. Visi 4. Na, tas bakas lygtai nesenai buvo keistas. Na, nesenai turiu menį. Nesuprantat, ką turiu menį. Na va, visus varžtus išsukau. Spėju, šitam lengvam išsisukimui turėjo įtakos štai taip atrodantis varžtai, tiek vieni, tiek kiti, su tokiais įpjovimais. Panašu, kad apgalvota, jog jie tikrai gali įpūt. Šie 2 didesni buvo iš viršaus. Štai iš čia. Nors žiūrim, kaip išsiims tas sutvirtinimas. Kiek sunkus tas bakas. Taip, reikia atjungti visą tai. Va, maždaug taip. Proga pasidaryti, kaip atrodo viskas čionais. Wow, stebėtinai smagu matyti. Tai va, dabar žinau, kaip čia viską prijungti. Žinau, kad čia bus viskas tvarkoj. Plius, jeigu paką vardysiu, reikės daugiau nuiminėti, žinosiu, kas ir kaip. Na, o kuras atrodo stebėtinai normaliai. Aišku, nieko labai nuostabaus, nes jis čia įpildas turbūt prieš kokius 2 metus. Biškį susimaišė su senuoju, kiek ten jo bebuvo. Bake kažkas dunksi. Ir ne taip, kad kaip galėtų kuro kiekio matuoklė. Reikia pamėginti pažiūrėti šitai, na ir bendrai kokia tenai vidaus būklė yra. Na va, tiesos momentas. Taip, kaip čia išsitraukia. Na, pavyko išimti
visą šitą plūdę. Filtriukas labai švariai atrodo. Vidus turi šiek tiek žemių. Gal pavyks pravalyti, kažkiek praplauti, bet labiau yra problema, kad norint išimti visą šitą reikėjo nuardyti tą gabaliuką matuoklės, plus ten dar voliojasi gabalas, nežinau, ar šios, ar senosios, tas, kuris barškėjo. Žvejybos būdu pasisekė, kad čia yra štai ši skylutė. Na, šitą dalį pavyko sužvejoti su magnetu. Vos tilpo pro tą kiaurymę. Dabar supratau, nuo ko šitas dangtelis. Taigi čia kuro dangtelio kitas galas. Kažkaip jis niekaip neatsidarė, matyt. Buvo išlaužtas. Ir tada keliavo, kol atsidūrė bake. Na, o šita dalis problema, tai kai jis užsioksidavęs visas, bet ir čia matyti toks patrumpinimas. Pažiūrėsiu, ar čia dar kažkas veikia. Šansų nedaug, na, bet verta pamėginti. To įrenuko plūdė, pliusas prie laido iš mašinos, bakas įžemintas, plūdė judina kontaktą prie varžos apvijų ir tuomet pildant baką varža ima mažėti nuo beveik 200 iki, kiek mes čia gausim, beveik 7 ohmai. Ir jeigu nerasiu geresnio, įdėsiu šitą ir turbūt kažkada pasigailėsiu. O šiaip pajunkime ant mašinos skydelio. Na va, kokia čia magija. Panašu, kad viskas veikia puikiai. Buvau pajungęs čia tiesiog minusą. Čia originalus laidas, kuris buvo nutrūkęs. Tarp kitko jisai turi tokią įdomią etiketę. Taip, va šiek tiek šviesos. Ir turi datą 07.83. Tai va tiek istorijos, o štai kaip veikia. Sunku, nes neužtenka laido parodyti, kaip tai veikia tiesiogiai. Bet plūdė kyla rodiklė, plūdė leidžiasi, rodiklė leidžiasi, mašina važiuoja ant posūkio, plūdė daro taip. Na tai va, tokia ta diena šiandien, toks tas darbelis, to bako nuimti pasirodo nebuvo taip jau būtina, bet be abejo tai yra labai gerai padaryti, nes bus proga jį išpilti ir išplauti. Na, minimum išpilti. Tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjote. Kviečiu pažiūrėti praeitą seriją, jei nematėte. Ir iki kitų.